Kokia velniava tu čia užsiimi? Kokia velniava? Gal žmogui bloga pasidarė, kad jis užsidarė tualete, o tu lauži duris? Bloga, labai bloga, dėdė! Eilinis ilgas mane duchina! Koks aš tau dėdė, eilinį naujokas? Stoti rikiuotę! Rikiuot, ramiai! Tau už skundus 3 paros arešto! Eilinį ilgas! Tau už raudonosios bacilos dedaušinos įvedimą mūsų šlovingo Lietuvos kariuomeniai 10 parų arešto! Už ką, draugs seržante? Už prieštaravimą vyriausybės nuomoniai dar 5 paros arešto! Bet, draugs seržante! Už pakartotiną prieštaravimą vyriausybei dar 10 parų arešto! Kiek čia dabar iš viso bus parų? 25! O, matematikas, naujokas, balvonas, Nu, baig stovėt rikiuotei! Tau už puikų elgesį kariuomeniai anuliuojamas 3 parų areštas ir eilinis ilgas dešinėn į parų atlikimo vietą žengti marš! O tau, eilinį naujokas, džiugi žinia! Atvyko, taip sakant, tamstos giminaičiai! Prašau! Nustak, balvanai, žiūri, žiūrėk, tavo načelnikas. Nu tai kaip, sakant, sūnau, tarnyba visa kaip služba, a? Straju šilaju, tata! Aš straju šilaju, nerekok tokių žodžių, nerekok. Aš girs valdžią, tai tuoj gausi pliauską. Žiūrėk, o tai čia tavo galbūt dėjimo postas jau šitas, a? Mano! Bet žiūri, nieko nepaskeitys toks. Kaip išėjai, tai nebloga kareiviška kašė, matyt, kašė. Ko pasikeisi, tata? Tavo viržinė košė buvo geresnė! Sveiki, gyvi, taip sakant, panas! Sveikas, tamstas viršininkai, vos, negriuvinėk ant paną. Žiūri, toks pastaisys, tai sakau, galiu kokių laičkį mažus įtarnavys, va parvažiuosiu mamai, pasakysiu. Išėję balvanas, grįžo kapitanas namo. Tata, mes čia visi eiliniai debilai! Tai kad tu jau nebeeilinis debilas! O tu matai, čia pas jum laipsniai tokie. Anksčiau tai buvo, va, jefreitorius, praparšikas, o dabar tai kokie debilai, grandininiai, lencioginiai, perkūna žino, kas čia da tvarka. He, žiūrėk, Roima, o tai kaip jūsų šitas vaiskas vadinas dabar, tu koks tankistas, ar liočikas, ar artileristas čia? Ne, tata, aš dabar žvalgas, man dėdė rakinius darė stipresnius, kad matyčiau geriau. O tai žiūrėk, šitie žvalgai savo kokių pulko dainų, maka dainų. Moka dainų iš Nelenijos makylėmės, paklausyk. Oi, nežiūrėk, mama pralungų už horizontą, taip ramiai. Tylėk, eilinį naujokas balvonas! Per tave visas pulkas klausas susigadino! Tata, ar ilgai dabar čia tarnaus, ką? Nu, tai čia klausimai dabar prasidėjo, taigi duot tik 2, kaip atvežiau, nu. Atrodo kaip 3 metai jau. Nu, tai sunku visiems iš pradžių. Pažiūrėk, taigi to vis kaip norėjai, orkestrą būgnininkų nepadarė? Nepadarė būgnininkų, daugų padarė. Tu, Raimundel, nenusmink. Tėvas savo laiku pas Uzbekus 2 metus duchu atbūvėje, ko padarė.